nekilnojamo turto rinkos analizė. Kaip tai vyksta ir kaip tai yra atliekama. Veiksmų planas yra gan paprastas. Pirmas žingsnis, kurį jūs turite atlikti, tai yra užpildyti mūsų internetiniam puslapyje pateiktą anketą. Gavę jūsų duomenis, su jais susipažinsime ir susisieksime su jumis, susitarti susitikimo laiką. Atvyksime pas jūs į objektą, kad galėtume jį apžiūrėti ir įvertinti jo pliusus ir minusus. Tada perkame duomenis iš registrų centro, duomenų bazės. Perkame sandorius, kurie yra įvykę 6 mėnesiai atgal. Kad galėtume sužinoti, kiek šiandien dienai pirkėjai yra pasiryžę sumokėti už tokį turtą. Sekantis žingsnis, mes žiūrime konkurencingąją rinką. Tai yra, kokie objektai panašus yra šiandien dienai pardavinėjami rinkoje į jūsų objektą. Gavę šiuos du duomenis, tai yra sandorius, kurie įvyko per paskutinius 6 mėnesius ir tai, kas yra pardavinėjama panašaus šiandien dienai, suvedame tos skaičius ir gaudame X kainą. Bet tai nėra galutinė kaina, nes mes pateikėme jums pasiūlymus, kaip galima būtų pagerinti turtą, kad gautumėte didesnę galbūt kainą. Kaip galite susitvarkyti būstą, kad jį pateiktumėt patraukliau pirkėjams. Kaip susitvarkyti dokumentaciją, kaip atlikti tam tikrus kitus veiksmus, kurie padėtų daug greičiau, efektyviau ir brangiau parduoti jūsų turtą. Tai nėra tiesiog sausa rinkos analizė, kur mes pateikėm, kad už tiek galite parduoti savo kainą ir viskas. Mes duodame daugiau. Mes duodame daug naudingų patarimų, kuriais pasinaudoję tikrai pasieksite rezultatą greičiau, kokybiškiau ir daug brangiau. Daug brangiau noriu pasakyti, kad daug brangiau galite tikėtis parduoti savo turtą, pasinaudoję mūsų specialistų patarimais.